Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai. Neturiu kažkokių minčių, vienintelė apie netektį mūsų gerbiamo Rimo Tumino išėjimą ir išėjimą dramatišką, kaip mes valstybę išvarėme žmogų. Nesu aš joks teatralas, menininkas ar meno žinovas ar didelis vartotojas, neišvardinčiau jo spektaklių, bet tai žmogus, daug tūkstančių kartų didesnis už mane ir daug daugiau padaręs, negu aš esu. Nieko čia blogo, tiesiog reikia tai pripažinti. Žinoti savo galimybės, savo privalumus ir savo ribotumus. Tai žmogus, kuris mums nedraugiškoje šalyje vadovavo ar užėmė didelės pareigas, nežinau net ką jis darė, bet jis dirbo su aktoriais, pelnė tų žmonių, kurie tikrai nepasižymi pagarbą kitoms kalboms, kitoms tautoms. Pagarba, tikra pagarba, tai rodo dainavimas lietuviškai pagerbent, tai rodo bendravimas su juo. Dabar kritikuoti, menkinti ir niekinti, tai gali tik tai žmonės, kurie nieko nepasiekė, nieko nepadarė šiam gyvenimui ir greičiausiai šiandien nedirba, gyvena iš kokių fondų ir dar neskaito knygų. Mūsų tie visi superpatriotai, tautininkai, dabar turėtų sėdėti, tylėti ir klausytis ir užsirašinėti. Profesorius Preobraženskis sakė, kad teroras jiems nepadės. Tuo labiau teroras prieš daug skaitlingesnį priešą, sakykime taip. Tik tai švelnumu, gerumu ir mandagumu galim kažką pasiekti ir be abejo talentu ir profesionalumu. Aš dabar galvoju apie tą girtą rusų kareivį, tai matau Siomą kairį, nuo šiol Levai mes jį vadinsim. Siomą Levai girtą čekistą. Jis nieko nesiskiria. Nuo jo, dar nešaudo, bet dar nešaudo. Kažkaip specialiai pasidomėjo, man pirma mintis gerbiamo Tumino čia su elgesiu, palyginimas su Stalino laikais nužudytų Nikolajum Vavilovu. Tai buvo mokslininkas, botanikas, pripažintas pasaulyje žmogus, daug keliavęs, intelektualas ir panašiai. Jo pagrindinis konkurentas ir kas jam kenkė buvo toks akademikas Lysenko, kuris ten bandė kastruoti kviečius, veisti bananus už poliarinio rato, tipo išgyvens, jeigu partija lieps, o neišgyvens, numirs. Tai tokiam žmogui reikėjo vietos ir erdvės. Todėl nebe jo pagalbos buvo nudaigotas rimtas, tikras mokslininkas ir panašiai. Man labiausiai net Siomos Levai negalima lyginti net su Lysenko. Specialiai pasidomėjau, kadangi yra filmas kelių serijų, ten 4 berods, Nikolaj Vavilov, rekomenduoju, kas supranta rusiškai ir kas supranta iš viso kiną ir meną, dar gali galvoti. Tai jį kankino ir marino toks čekistas Chvat. Dabar aš čia paskaičiau pasakojimą moters, kurie 87 metais ėjo su juo susitikti, imti interviu. Tai mielas dėdulis, turintis 4 vaikus, greičiausiai ir anūkų, ir jis niekaip nesuprato, kad jis kažko kaltas, kad jis kažką blogo padarė. Man tik įdomu, ar jis gyrėsi to vaikams ir anūkams, ką jis padarė su Vavilovu ir dar su daugybė žmonių. Taip ir sakė, daug tokių žmonių buvo, jo paklausė, ar tu tiki, kad jis Vavilovas buvo šnipas? Ne, sako, tai nesąmonė, tai nebuvo šnipas, jis kažką darė savo srity blogai, reiškia. Čekistas, kuris prisipažino, kai pateko į čekistus, kad jis jokio išsilavinimo neturi, todėl buvo paimtas, jis sprendžia, kai jis tiki, kad kažką blogai darė jisai savo srityje. Tai dabar palyginkite, Sioma Levai. Netašytas, neišsilavinęs, nebuvęs nei teatre, nei normaliam koncerte, naikina Rimo Tumino teatrą, taip ir matau stovintį su galifakelėm ir naganu. Ir visi argumentai, valdžia neribota ir naganas.
Jis gali tave nušauti. Jeigu iš priekio, tai sakys, kad tu ėjai atimti ginklo, jeigu į nugarą, reiškia tu bėgai. Ir dabar tas poelgis, va šitas Siomos Lievai, tai aš jį tiesiog beveik palyginu su to Chvato, kuris filme yra, reiškia paremta tikrais faktais tas filmas. Tyčiojas iš Vavilovo, kuris kalėjime ten iškrenta, jis ten dar parašė vieną knygą, iškrenta tie lapais, renka lapus sugniubęs ant grindų, o tas jį apšlapina ant veido, tai reiškia, jis tipo pažemino, pažemino jis labiau save, tai va čia tas pats su teatro reiškia, knyga nusimėtė, nebuvo išleista, tai geriausiu atveju KGB archyvose arba pakliuvo į pečių, kaip niekam neverta, tai va panašiai su Tumino teatru ir panašiai šitas Sioma Lievai elgėsi su visa kultūra. Tai va, dar sykį tautininkams ir patriotams, čia priminsiu ir Salomėją Nėrį, tai ne viskas taip vienareikšmiškai ir paprasta. Jūs galite apkaltinti ir mane, ir savo tėvus, ir pačius, kadangi gimėte sovietų laikais. Juk mus pradėjo tai neteisingai, netautiškai, neeuropietiškai. Pagalvokit apie tai. Tautininkai, visi patriotai, mes turėtume stengtis apvienyti, susidraugauti, susibičiuliauti su visomis tautomis, kad mūsų žmonės, tie patys mūsų piliečiai, kurie nekalba arba nenori lietuviškai kalbėti, kad jie kalbėtų ir dainuotų lietuviškai, kaip tas Vachtangovo teatro aktorių kolektyvas. Apie tai pagalvokite, jeigu galite nusileisti iš savo puikybės ir leisti savo galvoti. Tiesiog neplanavau labai ekspromtas, bet, jaučiuosi ir aš nuskriaustas dėl tokio elgesio, kad tas gerbiamas mūsų menininkas, pašarvotas Italijoje, kad jis buvo ištremtas iš savo šalies ir neaišku, ar bus palaidotas Lietuvoje. Kokios emocijos, kokie jausmai liko jo artimiesiems, giminėms, draugams. Tiesiog čia norėčiau kreiptis ir kas rinksit valdžią ir į būsimą valdžią, kurie ateitų, aš kalbu apie valdžią, ne apie režimą, kad tai reikia įvertinti. Tai reikia įvertinti ir labai griežtai, kad va tokie Siomos Lievai, kaip Čiaušesku, patys prašytųsi eutanazijos. Nuskambės gal kaip truputį iš fantastikos ribų, bet geriau nusižengti ES kanonams ir va tokį sudoroti, negu dar leisti keliasdešimtis mūsų gabiausių, mūsų talentingiausių žmonių sunaikinti, taip pat kultūrą. Nežinau, tai tiek, bet, sakau, emocijos nekokios. Parašiau aš tam Siomai Lievai, atsiprašymo, žmonės mėly, atsiprašymo reikia ne Tuminui, ne mums, o pačiam Siomai Lievai reikia. Atsiprašymo, nes atgaila kiekvienam žmogui, anksčiau ir vėliau jinai reikalinga ir turi ateiti. Gal ir neteis, nežinau. Ir atsiprašymas, klaidų pripažinimas yra privilegija stipriesiems, stipriųjų, drąsiųjų, dorųjų privilegija. O toks, šliužas arba kaip taikliai Gintaras Furmanavičius pavadino šūdo molekulę, jis vargu ar atsiprašys, tai to nereikėtų tikėtis. Tai va, žinau, kad pamatysi Siomą Lievai, tai linkėjimai tau. Kada nors mes išmušim taburetę tau iš po kojų. Geros dienos visiems. Ate.